Kyse. O, tuoj gausi maisto, tuoj gausi. Va, tuoj. O, koks tu turi. O, va, ateik čianai. Maistelis tavo. Va. Nu, sak. Tai sako, durys buvo užrakintos. Taip. Aš turiu savo raktus. Ji dažnai išvažiuodavo. Visada ateidavau palaistyti gėlių ir pašerti jos katiną. Angelė daug dirba. Neturi per daug laisvo laiko. Tai yra, neturėjo. Kada jinai jums pasakė, kad išvažiuoja? Vakare. Vakare. Ne, užvakar. Atėjo pas mus kažkur apie 8. Taip, kaip tik vakarieniavome. Ir ką pasakė? Pasakė, kad rytoj, tai yra sekančią dieną važiuoja į Berlyną, kad jos nebus 3, daugiausia 4 dienas ir kad aš kaip visada užsukčiau pas katiną. Patikrinau sąskaitas, jos išrašytos Felikso Černo vardu, čia jos tėvas. Taip, jam priklauso šitas butas. Jis išvykęs dirba užsienyje. Labadiena, atsiprašau. Nenoriu tavęs liūdinti, bet tavo draugė atvažiavo. Puikiai šiandien atrodai. Tu irgi kentėt galima. Puikiai vieta komplimentams. Jeigu taip manai. Viskas. Aš baigiau. Galime vežti į teismo mediciną. Mirė maždaug prieš 30-40 valandų. Kulkos kūne neliko, yra 2 žaizdos. Per vieną įėjo, per kitą išėjo kulka. Viską patikslins skrodimas, bet mano manimo jinai tiesiog nukraujavo. Apie 10 valandą bus viskas aišku. Ką dar turim? Žinom tik tiek, kad ją nušovė kažkas, ką jinai pati įsileido. Paskui žudikas pasiėmė raktus, užrakino duris ir išėjo. Šauta iš čia. Kulka perėjo kiaurai, tai turėjo įsmigti kažkur čia, bet sienoj nesimato. Sofai pasižiūrim. Galima? Va, taip ir sakiau. Ateikit, išimkit kulką iš sofos. Dieve, kaip aš tai jam pasakysiu. Kaip aš tai jam pasakysiu. Tai jūs pažįstate Angelę Šernaitės tėvą, taip? Pažįstu, žinoma. Dėl to ir tapau Angelės verslo partneriu. Jisai užsienį. Diplomatas Vienoje dirba. Mes labai seniai su juo draugaujam. Aš turėjau ją prižiūrėti. Padėti jai. Kaip aš dabar jam į akis pažiūrėsiu. O Angelės motina? Danutė? Jos nėra, jinai mirė, kai Angelei buvo apie 12 metų. Girdėjome, Angelė verslo reikalais turėjo važiuoti į Berlyną. Teisingai. Mes bendradarbiaujam su viena vokiečių firma. Kada tai įvyko? Tiksliai dar nežinome. Noriu paprašyti jūsų pagalbos. Gal prisimintumėt ką nors įtartino, kas susijęs su Angelė Šernaitė pastarosiomis dienomis. Kažkokiu tai faktų, atsitikimų. Gal kas girdėjot kokį pokalbį. Gal žinot, su kuo bendravo. Gal ko nors bijojo. Būčiau labai dėkingas, jei man paskambintumėt.
Štai mano vizitinės, prašau. Dėl viso pikto. Kas nors iš jūsų turi leidimą ginklui? Niekas. Gerai, ačiū. Klausau. Pone Mindaugai. Išvažiavo. Neišvažiavo. Palaukit trupučiuką. Pone direktorių, Mindaugas skambina. Mindaugas Chinevičius. Kas per Chinevičius? Ateidavau pas Angelę. Toks vienas prekeiva. Jis buvo Angelės sužadėtinis. Sužadėtinis, duokit man. Alio? Ponas Chinevičiau, laba diena. Su jumis kalba vyresnysis inspektorius Rakščius. Matei tą knabiko veidę, kai išgirdo žodį sužadėtinis? Kažkoks pavydas veidė prasimušė, Gal tik buvo įsijautęs į tėvo vaidmenį. Juk rūpinosi seno draugo dukra. Ką jis ten rūpinosi, taigi iškart matus, kad kažką trina. Dar pas tą Chinevičių nuvažiuosim, ką tas ten primeluos. Kas jūs siejo su Angelė Šernaitė? Sieja? Mes mylim viens kitą. Tai yra mylėjom. Kada su jie susipažinot ir kur? Čia parduotuviai prieš mėnesį. Jis atėjo pirkti snieglentės, nes ruošėsi į Alpes. Tai... Šiaip jinai slidinėjo, bet norėjo išmokti čiuožti snieglentę. Tai aš ją konsultavau ir dėjau apkaustus, batus rinkau. Bet ji buvo vyresnė už jūs, tiesa? Buvo vyresnė, 4 metais. Tai kas iš to? Pone Chinevičiu, kodėl šiandien skambinot ją į ofisą? Jeigu esate tokie artimi, kaip sakot, neturėjot žinot, kad jinai važiuoja į Vokietiją? Tai jinai man nepaskambino. Mobilos nekėlė. Tai aš norėjau sužinoti, kas atsitiko ir viskas. Dabar jau žinau. Gal turėjo kokių priešų, apie kuriuos jūs galite žinot? Nepasako apie jokius priešus. Nieko man nepasako apie jokius priešus. Gerai, sakėt, pažįstami mėnesį, taip? Taip. O prieš tai, gal ką nors turėjo, tokios moteris kaip jinai vienišos ilgai nebūna? Turėjau ką nors. Ir? Kas ir, nieko man nepasako apie jį. Vadinasi, ji tą kažką tai dėl jūsų metė. Ne dėl manęs metė, jinai jau buvo su juo įsiskyrusi. Ką nori žinot apie tą vyrą? Aš nieko nežinau, jinai sakė, kad tai buvo klaida ir... Kada paskutinį kartą matėte Angelę? Dieną prieš išvažiavimą. Ta prasme, dieną, kai jinai ruošėsi išvažiuoti, mes dar papietavom, bet labai trumpai, nes mokesčių inspekcijos patikrinimas buvo, aš turėjau būti darbe ir... Turit kokį nors ginklą? Revolverį, pistoletą? Ginklą. Turit? Turiu orinį šautuvą, tai... Kas čia per klausimai, palauk? Ko jūs norit iš manęs? Tu, kol buvai išvykus, gal kartais netyčia, kažkaip apie vyrų ir moterų santykius, kažkokios naujos patirties įgavai. Prie ko čia? Klausyk. Berniukas ir mergaitė. Myli vienas kitą labai stipriai. Bet mergaitė prieš tai turėjo kitą berniuką. Bet jų santykiai, kaip čia gražiau pasakius, nelabai nusisekė. Jinai jos vadina savo gyvenimo klaida. Bet naujajam vaikinui, berniukui, apie tai nieko nepasakoja. Kaip tau atrodo čia normalu, čia gali tai būti? Tai aišku, kad normalu. Jinai nenorėjo, kad praeities prisiminimai turėtų įtakos dabartiniam santykiam. Tai čia viskas labai paprasta. Ką turėtų? Tai ką tu nori, kad jie slėptų, kas čia per santykiai? Žinai, pagal kvapą atėjo. Labdiena. Gal agurkėlį? Sveiki. Kas ten naujo Šernaitės byloje? Įprastas trikampis. Ji, buvęs vaikinas ir dabartinis vaikinas. Tai viskas labai paprasta. Tik visa bėda, kad mes nieko nežinom apie tą trečiąjį. Aš tau sakau, čia tas knabikas. Verslo partneris, šeimos draugas. Tai jis nušovė verslo partnerę? Kaip nušovė? Aš negaliu 100% pasakyti, kad tikrai nušovė, bet man atrodo, kad jie nieko nenorėjo pasakot jam apie savo buvusį draugą. O nenorėjo pasakot dėl to, kad nebuvo ko pasigirti pirmą.
šeimos draugas, antra, verslo partneris, o trečia, dvigubai vyresnis už jį, tai ko čia girtis? Tai prispauskit jį. Aš tai visai nesu tikras, kad čia jis. O aš vat rytoj nuvažiuosiu, prispausiu ir tada vat ir sužinosim, jisai čia ar ne jisai. Pati kepei. Ne, mama. Neblogas. Paklausk recepto. Savo žmoną iškepsiu. Ei, visus! Nuvešiu iš pradžių žmonai paragauti. Pakaks! Kam tos insinuacijos? Jūs mane išeidinėjate. Aš tik užduodu klausimą. Ne, jūs, tu tvirtini, kad aš esu Angelės meilužis. Tai visiškas absurdas. Ar tikrai? Aš pažinojau, kai jinai buvo dar vaikas. Dalyvavau jos krikštynose, sveikinau baigus mokyklą, padėjau universitete, aš ją mylėjau kaip dukra. Tai kodėl tada jums taip nepatinka tas jos buvęs vaikinas, tas prekeiva? Galbūt, bet tai nesvarbu. Pone Knabikai, mes žinom, kad jinai turėjo kitą vaikiną. Ir žinom, kad jinai su juo išsiskyrė. Jūs turėtumėt žinot, kas tas vaikinas, jeigu ji buvo jums kaip dukra. Pone Knabikai, Angelė nužudyta ir aš noriu išsiaiškinti, kas tai padarė. Jūs nenorit? Jis su tuo nesusijęs. Kulka ėjo tarp 3 ir 4 šonkaulio. Jokių kitų sužalojimų nėra. Jokių mėlynių, jokių įdrėskimų. Galva netoli dešinio smilkinio praskelta. Reiškia, gavo per galvą. Panašu, kad taip. O ten buvo koks staliukas, kėdė. Stalelis ten buvo. Vadinasi, krisdama jį ir atsitrenkė ir neteko sąmonės. Širdiplėvė nepažeista. Vadinasi, širdis nepaliesta, bet aorta užkabinta 5 cm nuo širdies. Nukraujavo greitai, kaip sakoma, nesikankino. O tau, mieloji, reikėtų dažniau pas mane apsilankyti, priprastum. Anksčiau jis irgi žaliavo, dabar pažiūrėk, koks ramus. Atstok tu nuo jos, gerai? Kavos gersi? Jo, turbūt. Aš padarysiu. Kaip žiauru. Kas vėl paėmė mano puodelį? Aš nesuprantu, atrodo, nebe pirmas kartas, bet vis tiek neapkenčiu tų vaizdų. Hebra, turiu vieną žinią, klausykit. Kavos gersi? Po to, palauk, neleisiu tą kavą. Ko tu tokia balta? Pas patologą buvot? Atpylė. Neatpylė. Gerai, nesmėk, klausykit. Spėkit, su kuo buvo susidėjus Šernienė, kol nebuvo prekeivos Mindaugo. Gal Šernaitė? Šernaitė, koks skirtumas? Jinai buvo Huberto Vigaičio meilužė. Vigaičio to advokato? Valia. Gersi kavos? Dabar jau gersiu. Tai aš suprantu, kad žinote, kas ėjo mane ir Angelę. Dieve, ji buvo tokia jauna. Jai reikėjo susirasti jauną vyrą, savo vaikų tėvą, kartu gyventi. Bet ne, kiek aš kartų jai sakiau. Vadinasi, jūs ją palikote? Prieš porą mėnesių. Aš prisiekiau savo, jeigu aš to nepadarysiu, aš būsiu visiškas niekšas. Angeliai buvo sunku su tuo susitaikyti, ji prieštaravo. Nenorėjo, bet aš daviau savo žodį. Jeigu aš to nepadarysiu, aš tiesiog negalėsiu gyventi. O jūsų žmona žinojo apie jūsų santykius su Angelė? Na, tikiuosi, jai nebūtina pasakot. Vadinasi, nežinojo. Ne, nieko. O Angelės tėvas apie jų žinojo?
Gal? Nu, koks dabar skirtumas? Nu taip. Kągi, ačiū. Ir ačiū Jums. Tarp kitko, ginklą turite? Ne. Net leidimo nebuvau įsėmęs. Dėkui Jums. A, ir dėl viso pikto, pažiūrėkite, ką veikėt antradienį tarp 17 ir 20 valandos. Antradienį. Minutėlė. Antradienis. Ja, iki 6 valandos buvau teisme, po to grįžau čia ir po to į namus. Gerai, ačiū. Geros dienos. Ir Jums. Dėkui. Aš turiu ruoštis laidotuvėms. Aš noriu palaidoti savo dukrą. Todėl iš manęs naudos bus labai nedaug, dėja. Aš tarnauju, gyvenu užsienyje, aš atvykau tik 2 valandas prieš. Taip, ponė, mes visą šitą žinom, bet jūs juk bendravote su savo dukra. Žinoma, dažnai skambindavau. Kokie buvo jūsų santykiai? Geri. Labai geri. Kai mirė jos mama Angelė, tai buvo 12 metų. Jūsų dukra labai patraukli moteris. Ar ką nors žinote apie jos meilės reikalus? Jūs turit galvoj jos santykius su advokatu Vigaičiu. Taip. Čia buvo jos klaida. Visada taip maniau. Bet galų galiai jinai juos nutraukė, pradėjo kitą gyvenimą, tikrą gyvenimą. Tai jūs manote, kad jinai jį paliko? Žinoma, o kas jūs stebina? Vigaitis, vedęs senukas. Juk jinai panorėjusi galėjo turėti bet kokį vyrą. Bet pati save pastatė į tokią kvailą padėtį. Pagaliau jinai padarė tai, kas seniai turėjo padaryti. Tai yra... Susirado kitą, kuri pamilo, kuris tiko į porą visam gyvenimui. Jūs turite omeny Mindaugą Chinevičių. Žinoma. O kada Angelė pasakė, kad nutraukė santykius su Vigaičiu? Gal prieš kokius 2 mėnesius. Taip, tada jinai išvažiavo su Mindaugu į Alpes. Pagalvojau, prašau, pradėjo gyventi kaip tikrai jauna, graži mergina. Ir štai tau. Dabar turi tik palaidoti. Nori ką nors pasakyti? Šiandien mano kontoroj buvo policija. Prekeivis alibi? Turi. Sakė, visą dieną sėdėjo savo sporto prekių parduotuviai. Ale kažkokios 2 bobos iš mokesčių inspekcijos jam visą dieną šikną tarkavo. Advokato alibi? Ta diena buvo teisme, turėjo bylą. Taigi jį matė daugelį žmonių, po to vakare grįžo į kontorą, dirbo iki vėlumos ir su sekretorė grįžo namo. Tai ką, ne vienas? Panašu, kad taip. Pala. Jeigu Angelė su Vigaičiu turėjo romaną, kuris buvo nelaikinas, vadinasi... Vadinasi kas? Kas? Vadinasi, nenuginčiamo motyvo turėjo jo žmona. Jo. Pomidorų už tai. Mariau. Jūs pažįstat šitą moterį? Ne, nepažįstu.
Bet aš žinau, kas ji tokia. Mano vyro meilužė. Ir taip pat žinau, kad ji mirus, ar ne? Vadinasi, jūs žinojot, kad jie susitikinėjo? Ne, nežinojau. Iki šiandien. Šiandien man viską vyras papasakojo, kaip nutiko, kodėl jos nėra. Ją nužudė, ar ne? Dėja taip. O kada šiandien vyras jums tai pasakė? Šiandien jis grįžo anksčiau iš kontoros. Pamanė, kad bus geriau sužinoti man iš jo negu iš jūsų. Ką tiksliai jums pasakė jūsų vyras? O ką mano vyras įtariamasis? Sakykit, ką veikėt antradienio vakarą tarp 17 ir 20 valandos? Oi, jūs ką manot, kad čia aš? Kad aš nužudžiau tą mažą kekšytę? Kokią teisę jūsų žmonės turi ateiti pas mano žmoną? Ji su tuo niekaip nesusijusi. Mums reikia pasišnekėti su jūsų žmona, atsiprašau, bet tai būtina. Kaip? Ar tik nenorite pasakyti, kad mano žmona kalta dėl Angelės žūties? Niekas to nesakė, nusiraminkite. Nusiraminkite. O pabandyk nusiraminti. Kada pilnas mano kompas, štai tokių laiškų. Štai šitas atėjo šį rytą. Kas vyksta, inspektoriau? Jūs valdot situaciją, ar ne? Tavo šliundra. Stipru? Ak, tau stipru? Tai interneto kavinė. Laiškas išsiųstas vakar iš interneto kavinės Cybernet. Manau, siųsta mėgėjo, nes neištrintas adresas, nepaslėptas, iš kur išsiųstas laiškas. Cybernet? O tai čia adresiukas koks nors yra? Sekundėlė, štai. Tai čia visai netoli to prekeivos parduotuvės. Gerai, tai tu važiuok į tą kavinę, mes su Brigita imam Mindaugą Chinevičių. Ačiū. Naigi, sandėlį dydžių atnešk. Dažnai lankotės interneto kavinėse? Ar dar tokių būna? Būna. Šiaip tai namie turiu internetą. Važiuojam su mumis. Dabar? Dabar. Tai galiu bent apsirengti? Taip. Ne, neprisimenu. Ne, nieko panašaus nebuvo. Jūs geriau įsižiūrėkit. Čia tikrai labai svarbu. Žinot, pas mus daug žmonių lankosi. Seniai, jauni, vaikėzai. Sunku visus atsiminti. Ačiū ir už tiek. Interneto svetainėje niekas neprisimena. Ten lankosi daug žmonių. Gerai, o tai ką toliau darom? Iš Višniauskės laikino sulaikymo galim nesitikėti. Neturim jokių įrodymų, absoliučiai jokių. Nieko, pasidės 48 valandas. Tokie sunkiai perneša uždaras erdvės. O tu esi įsitikinęs, kad jisai nužudė Angelę Šernaitę? Nesu įsitikinęs, tai tik įtarimas. Bet aiškiai matosi trikampis. Angelė, advokatas Chinevičius. Ir Chinevičius atrodo labiausiai įsijautęs. Aha. Gerai, o ką tada su Vigaičiu darom? Apsaugą paskiriam? Geriausia apsauga yra, kad Chinevičius sėdi pas mus. Nu jo. Taip, klausau. Kaip? O,
Gerai, tai važiuojam. Varom. Pagaliau pasirodė. Pasirodo, jisai gaudavo grasinamus laiškus. Žinojai, ką nors apie tai? Šiandien ryte sužinojau. Kas čia buvo? Vienas šūvis. Tiesiai į krūtinę. Iš mažo atstumo. Šernaitės nužudymas ir šitas atrodo akivaizdžiai yra susiję. Grasintojas rašė, kad jisai žus kaip jo meilužė. Kodėl tu neprašė Vigaičio apsaugos, ką? O ką būtum skyrus, taip? Galvojau, kad jam grasina Chinevičius. Šiandien jį uždariau. Vigaitis, jeigu ką, yra ne bet kas. Jeigu paaiškės, kad jisai mums pranešė apie grasinimus ir po 12 valandų buvo nužudytas, aš tau prisiekiu. Mums nebus labai malonu. Klausyk, Bugerą, leis pagalvoti. Tai ir galvok! Galbūt Šernaitės nužudymas buvo tik tai įspėjimas. Galbūt tikrasis taikinys būtent buvo jis, Vigaitis. Atkreipė dėmesį, kad jis yra advokatas. Gynė labai žinomų žmonės ir turėjo labai įtakingų ryšių. Į viską kreipiu dėmesį, į viską. Puiku. Taip, ką turim? Turim balistinės ekspertizės rezultatus. Čia dienos laikraštis. Pasirodo, kad Vigaičio kūne buvo rastos kulkos. Jis buvo nušautas, bet ne iš to pačio ginklo, kur buvo nušauta Šernaitė. Jokių nusikaltimo, įsilaužimo, grumtynių, muštynių, absoliučiai jokių pėdsakų. O kontoros personalas jau buvo baigęs darbą, kai Vigaitis pasiliko. Jie sakė, kad jis dažnai viršvalandžius dirbo. Po to klausinėjau visus, kas galėjo matyti žudiką, girdėti šūvius ir nieko. Atsiprašau. Galiu truputį prasiveidinti. Baisiai daug tų nuotraukų. Nebegaliu tiek sėdėti. Mane akys mirga. Jeigu jūs parūkytai, koridorium tiesiai ir į dešinę, atsiprašau. Tik ilgai neužtrukit. Ačiū. O va. Va šitą, pavyzdžiui, prisimenu. Jis buvo pas jūs interneto svetainį? Visai neseniai prieš kelias dienas. Prisimenu jį todėl, kad tokie tipai retai pas mane užsuka. Dažniausiai vaikai būna. O čia kas? Numeriai? Nužudytas. Prašom. Advokatas, grietinėlė. Tada jis irgi taip atrodė. Kostiumėlis, šlipselis, odinė papkė, o dabar kas? Ilgai sėdėjo pas jūs prie kompiuterio? Ne, neilgai. Užmokėjau už valandą, o pasidėjau gal kokių 10 minučių. Nelabai mokėjau naudotis, norėjau išsiųsti kažkokį mailą, padėjau jam ir viskas. Gerai, jūs eikit dabar parūkykit ir iš karto sugrįžkit. Reikės surašyti parodymus. Gerai. Eikit. Hubertas Vigaitis savo siuntinėjo grasinančius laiškus. Bet kam? Kodėl? Matyt, norėjo mus įtikinti, kad tas, kas nužudė Šernaitę, grasina ir jam. Arba norėjo tai padaryti, kad mes jo neįtartume. Arba neįtartume jo žmonos. Jo žmonos, jo. Ko jūs iš manęs norit? Negi jūs manot, kad aš nušoviau Hubertą, kad aš galėčiau nužudyti savo sūnų tėvą, netgi jeigu jis būtų ir niekšas? Jūsų vyras jums buvo neištikimas, jūs tai žinojot? Nusiraminkite. Kada jūs sužinojote, kad jūsų vyras susitikinėja su Angelė Šernaitė? Sužinojau apie tai, kai jis ją nušovė. Tai jūsų vyras nužudė Angelę Šernaitę. Taip. Kai iš jos grįžo, man papasakojo. Taip, labai linksma buvo. Palauk, kažkas atėjo. Vigaitis. Ne, tu nesijaudink, aš jam pasakysiu porą žodžių ir jis išeis. Iki. Aš tavęs prašiau pas mane nebevaikščiot. Man atrodo, mes jau vienas kitam viską pasakėm, pats saky, kad tai beprasmiška, man irgi taip atrodo, tad gal pabaigim. Pabaikim, o su tuo piemeniu kur eisit? Į kiną ar ledų valgyt? Gal baig gerai? Nevaidink ir štingo, nes tau tai labai blogai sekasi. Nori,
Įtikinsiu tave, kad gyvenime tavęs niekas nemylėjo, nemylės kaip aš. Baig gerai? Išprotėjai? Išpratėjau? Aš noriu pasakyti, jei tavęs neteksiu, aš nebenoriu gyventi. Aš čia taip ir liksiu. Aš prašau tavęs. Suteik man paskutinį šansą. Aš maldauju tavęs. Tu nori pasakyti, kad nusižudysi? Palauk, tau juokinga, ar ne? Ateini iš manęs paskutinį šansą, manai, kad tai juokinga. Nustok gerai! Ko tu čia atėjai mane šantažuoti? Nepalik manęs, nes nusižudysiu. Tu juokingas, tu pasižiūrėk į save, Hubertai, aš tavęs nemyliu, aš pagaliau sutikau žmogų, kurį tikrai myliu ir aš dabar laiminga. Negi taip sunku suprast? Tu juokingas, tu pasižiūrėk į save. Jisai, žaislinis? Su vandenuku? Ar čia žiebtuvėlis? Ko tu tyli? Seniems meilužiams daug kas atleidžiama, bet seniems ir juokingiems jau ne. Eik tu! Iš kur jūsų vyras gavo pistoletą? Padovanojo vienas klientas. Tai buvo seniai. Tada dar nebuvo taip paprasta prašyti leidimo ginklui, o vėliau kažkaip apie tą leidimą ir visai pamiršau. Tai kai jūsų vyras grįžo namo, tada jums viską ir papasakojo. Taip, jis buvo palūžęs. Bet jis tai dienai turėjo alibi, buvo kontoroje, paskui teisme, paskui vėl kontoroje. Jis paprašė sekretorės, kad pasakytų, kad jie išėjo kartu. Ji dažnai jį pridengdavo, kai jisai susitikinėjo su Angelė. Ji buvo jam lojali. Pasakydavo, kad eina į teismą, kad teismai pergrūsti, kad bylos dažniausiai nagrinėjamos iki vėlumos. Kur dabar tas pistoletas? Išmetė į nerį grįždamas namo. Čia jis taip sakė. Taip. Nuo ko šitie raktai? Nežinau, bent jau ne nuo mūsų namo. Ir ką? Tie? Tikrai tie, nuo Šernaitės būtų. Tuo metu, kai buvo nužudytas Svigaitis, Svigaitienė neturi alibi. Moteris nužudė neištikimą vyrą. Taigi turėjo gauti kažkur ginklų, amunicijos, ar ne? Ir kodėl būtent kontoroje? Turėjo tokią pasirinkimo laisvę. Aš lygiai taip pat galvoju. Ir Adomas pritarė šitai nuomonį. O kur jis? Ką tik išvietėm Vigaičio sekretoriais, dabar jie apklausė. Aš išėjau prieš 5, o jisai man pasakė, kad dar pasilieka. Vienas liko? Vienas. Ir nieko neatsitiko, pavyzdžiui, jo žmona neskambino? Skambino vienas klientas prieš pat man išeinant. Koks klientas? Neprisistatė, bet pasakė, kad nori kalbėti su advokatu. Bosas pasakė, kad vienas susidoros. Anksčiau apie tai nepasakojai? Kažkaip neprisiminiau. Inspektorius? Nesitikėjau jūsų čia pamatyti. O aš jūs tikėjausi. Tai jūs manęs ieškot? Išgirdau, kad iš karto po laidotuvių išvažiuojat. Taip. Grįžtu į vieną. Likti man čia, jūs pats suprantat. Angelė man buvo vienintelė duktė. Suprantu. Priimkit užuojautą. Ačiū. O kaip darysit su butu, jisgi jūsų vardu? 3 dienas jame valiau kraują. Nežinau, ar jūs įsivaizduojate, ką tai reiškia tėvai. Aš nebegaliu ten likti. Atidaviau nekilnojamo turto agentūrai, kad parduotų.
Jūs pats tai darėt, turiu omeny valėt. Galėjot nusamdyti kokią valymo firmą? Bet tik tai nesriubos lėkštė išpilta buvo. Tai buvo mano dukters kraujas. Atleiskit. Prokurorė, žinoma, jums jau pasakė, ką išaiškino mūsų tyrimas. Taip, vakar. Bet jūs jau anksčiau tai žinojot. Prašau? Kad tai padarė Vigaitis, jūs jau buvote įsitikinęs tuo iš pat pradžių. Kodėl jūs taip manot? Man ir į galvą nešovė, kad šitas žmogus draugas. Ne, kad aš šitaip įtarčiau. Atleiskit, bet čia ne vieta tokiems svarstymams. Aš tikrai jums dėkingas, inspektoriau, kad atėjote ir viso gero. Atleiskit, nenorėjau jūsų įžeisti. Žiūrėk, tą dieną, kai buvo nušautas advokatas, iš Šerno būto buvo skambinta į jo kontorą po 8:09. Palauk, kaip aš to pasižiūrėsiu, taigi aš vairuoju dabar. Klausyk, paaiškink man geriau. Šernas iš savo būto skambino Vigaičiui. Nu, tai jo dukra gal negalėjo, buvo negyva. Žinai, kai sekretorė pasakė, kad Vigaičiui skambino kažkoks klientas, mane kažkas užkabino. Pala. Ką tu to nori pasakyti? Noriu pasakyti, kad labai greitai pamiršom auką. Kurią auką? Ta pirmąją Šernaitę. Mesgi apie ją labai mažai žinom ir apie jos tėvą irgi. Pone Knabikai, atsiprašau, reikia pasišnekėti minutėlę. Būtinai šiandien, aš labai užsiėmęs. Neatidėliotinas reikalas. Koks reikalas? Norėtume, kad daugiau papasakotumėt apie Šernaitę ir jos tėvą. Kol kas nieko nematau, viskas tik prielaidos. Bet tame kažkas yra. Net Knabikas mums pasakojo, kad Šernas jam priekaištavo, kad jo dukra su kažkokiu tai bendru draugu ten duodasi. Jis labai mylėjo savo tą dukrą. O advokatas ją iš jo atėmė. Ką jūs čia man pasakojat, kažkokius įtempto siužeto romanelius? Kokiu pagrindu mes galime apkaltinti Šerną? Gerbiamas, protingas, diplomatas. Ką? Pasidavė jausmams? Keršto troškimas? Tai ką čia motyvas? Kokiu pagrindu? Linčo teismas? Kaip jis viską sužinojo? Ką? Ir kodėl jis toks įsitikinęs, kad jo dukrą nužudė būtent Vigaitis? Knabikas sako, kad Šernas nuo pat pradžių buvo to įsitikinęs. O ginklas? Kur jis gavo ginklą? Jūs pats ką tik pasakėt, jis diplomatas, jų net bagažo nieks netikrina. Knabikas pasakojo, kad Šernas prieš keletą metų jam gyrėsi, kad kai buvo Amerikoje, kažkoks tai kongresmenas iš Techaso padovanojo jam tokį 20 amžiaus pradžios koltą, na, tokį iš laukinių vakarų, tokį kaip iš filmų. Kur jis dabar? Važiuoja sienos pusėn ir šiek tiek mus lenkia. Tuoj teks kreiptis į Lenkus arba Austrus. Gerai, važiuokit. Būtų gerai, kad tu neklystų. Alio? Klausom. Taip, supratau. Užlaikykit kiek galima ilgiau, gerai? Mes jau lekiam. Kas? Sulaikė Šerną. Kur sulaikė? Varėniškiai, dabar laiko nuodai. Diplomatą sulaikė? Jo, nu detalių nežinau. Pirmą kartą su tokiu dalyku susiduriu. Nors diplomatiniai tarnybai dirbo jau 12 metų. Bet dar niekada. Ar kas nors daroma, kad mane iš čia paleistų ar ne? Aš nieko nenoriu girdėti.
Aš noriu, kad tuoj pat sutvarkytum šitą reikalą. Aš čia nebebūsiu nei minutės. Ne, dar tokio dalyko nebuvo. Sulaiko diplomatą, nes tas neturėjo kažkokio popierėlio. Na, aš jums užkursiu pirtį. Taip, Vidmantas Žukauskas klauso. Supratau. Taip, sulaikytas. Gerai. Aišku. Taip. Atsiprašau už nesusipratimą. Jūs esate laisvas. Pagaliau. Na, jūs dar atkentėsit už tą nesusipratimą. Ką jūs čia veikite, inspektoriau? Kas nors atsitiko? Žinoma, neturiu alibi. Aš niekur nebuvau išėjęs. Vengiau bet kokių susitikimų. Jūsgi tai suprantate. Buvau užsiėmęs dukters laidotuvėmis. Ta vakarą jūs skambinote į Vigaičio kontorą. Na ir kas? Net jeigu aš norėjau jam pasakyti, kad jis niekšas, tai kas, negalima? Tai jūs žinojote, kad jūsų dukrą nužudė Vigaitis? Gal taip, o gal ir ne. Labai diplomatiškas atsakymas. Jeigu jūs žinojote, kad jūsų dukrą nužudė Vigaitis, kodėl mums nepasakėte? Dabar nebesvarbu. Atsiprašau, bet aš turiu jau važiuoti. Tikiuosi, jūs manęs nesulaikysite dėl tokių menkų įrodymų. Bet kuris advokatas jūs įsklaidys, jūsgi žinot. Taip. Tik prieš išeidamas duokit savo automobilio raktelius. Nesuprantu. Ko nesupratote? Prašau jūsų automobilio raktelių. O jie nepaslaptis kam? Nepaslaptis. Apieškos tikslais. Jūs juokaujat? Jūs neturite teisės. Klystate, turiu. Jūs užmirštate, kad esu diplomatas. Turiu neliečiamybę. Tik anoje sienos pusėje, šitoje ne. Jūs neturite net orderio. Nesijaudinkit, mūsų prokurorė jį atveš vėliau. Duokit raktelius. Įspėju. Aš jūs įspėju. Niekur neišvyksite iš čia, kol aš to neleisiu. O dabar duokit savo automobilio raktelius, kad galėtume jį apieškoti. Gerai. Tegul bus taip. Tai, ko ieškote, yra daiktinėje po žemėlapiais. Rasite. Kas ten? Koltas Peacemakeris 9 mm kalibro. Jo nušoviau Vigaitį. Turiu jums vieną klausimą. Iš kur žinojote, kad Vigaitis nužudė Angelę? Ta vakarą aš su ja kalbėjau telefonu. Mums bekalbant, išgirdau skambutį prie jos durų. Ji pasakė, kad už durų laukia Vigaitis. Kodėl mums to nepasakėt? Vigaitis buvo žinomas advokatas, neteistas, turtingas. Kiek metų jis būtų gavęs už nužudymą, labai susijaudinus. Porą? Už gerą elgesį jį būtų išleidę anksčiau ir viskas baigtų. Angelė buvo vienintelė mano dukra.
Už jos mirtį ir jis mirė. Paprasta. Man atrodo, kad aš teisus. Nemanot? Aš nežinau, ar jis teisus, bet jeigu kas nors nušautų mano sūnų, tai